Šiandien kviečiu kartu su manimi padaryti pilvo raumenų treniruotę. Ir ši treniruotė tinkama yra skaudančiai nugarai, skaudančiam juosmeniui. Kaip žinote, esant juosmens skausmui yra labai svarbu stiprinti liemens korseto raumenis. Tai šie pratimai būtent ir tinkami bus esant šiai problemai. Ir kviečiu pasiimti lazdą, jeigu turite, arba jeigu neturite, tinka ir šepetys, šluota. Tai va, panaudokite tai, ką turite, nes pratimams, kuriuos parodysiu, kai kuriems prireiks lazdos. Taigi pirmas pratimas mūsų yra gulint ant nugaros, įsitaisome. Dabar juosmenis spausime į apačią ir laikome pilvo raumenis įtemptus, juosmenį prispaustą prie grindų. Rankos maždaug kelių lygyje ir atliksime priešingos rankos ir kojos tiesimą. Štai taip. Pratimas aiškus, atliksime 10 pakartojimų po 2 serijas. Taigi pradedame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juosmenį laikome prispaustą prie grindų, 8, 9, 10, šiek tiek atsipalaiduojame ir kartosime antrą seriją. Juosmuo prispaustas, rankos ties keliais ir atliekame priešingos rankos ir kojos tiesimą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir nusileidžiame. Atsipalaiduojame. Antras pratimas bus panašus. Juosmenį spausime į grindis, bet atliksime tos pačios pusės rankos ir kojos spaudimą ir kitos pusės rankos ir kojos ištiesimą. Atrodo šitaip. Atliksime iš pradžių 10 kartų su viena pusė, 10 kartų su kita. Taigi spaudžiame ranką į koją, atliekama toks pasipriešinimas jaučiamas ir rankos ir kojos tiesimas. Pasiruošiam ir 1, juosmenį spaudžiam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juosmenį spaudžiam, 8, 9, 10, keičiam, spaudžiam kitos pusės ranką ir koją, spaudžiam ir tiesiam ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsipalaiduojam, kartosim antrą seriją. Ir pasiruošiam, spaudžiam ir atliekam kitos pusės ištiesimą. Ir 1, 2, juosmuo spaudžiasi į grindis, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ir 10. Atsipalaiduojam. Kartuosim su kita pusė. Ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puikiai. Apsiveržiam ant šono, atsikeliam, keisim padėtį. Ir dabar mūsų padėtis 4. Pilvas įtemptas, juosmuo neišriestas, įtempiam pilvą. Ir atliksim priešingos rankos ir kojos suvedimą ir ištiesimą. Gerai, padėtis aiški. Priešinga ranka ir koja pakelta. Ir alkūnė susilenkia 90 laipsnių kampu. Ties keliu ir klubu irgi 90 laipsnių kampas. Nesilenkiam kažkaip, nugarą išlaikom tiesiai. Susilenkia 90 kampas ir ištiesimas. 90 kampas ir ištiesimas. Gerai, pilvą įtempiam ir atliksim 10 pakartojimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keičiam pusės ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpiam. Puiku. Kartosim antrą seriją. Taip. Pasiruošiam. Ir ką, pradėsim, ne? Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir keisim pusės. Atsikvėpiam. Kartojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Nusileidžiam. Jeigu norite, atsigerkit vandens, pasimkit lazdą arba šepetį, šluotą, ką jau turit po ranka. Ir kiti pratimai bus su lazda. Atsigulsim ant nugaros.
Dabar lazda, šepetys ar ką jau turite iškelti į viršų. Ir taip, dabar mes keliamės į viršų, lyg norėtumėme lazda pasiekti lubas. Ne sienas, ne šitaip, bet lubas. Keliamės į viršų. Ir dabar iš šitos padėties jausmuo prispaustas, prie grindų viso pratimo metu bus spaudžiamas. Mes kojas laikom tokiame aukštyje, kad jausmuo nesiriestų, nebūtų čia tarpelio. Jausmuo prispaustas. Ir dabar atliksime kulnų nuleidimą žemyną. Liktais kulnimis norėtumėme pasiekti grindis. Va toks judesys, gerai? Lazda link lubų ir atliekame 10 pakartojimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Nusileidžiame, atsipalaiduojame ir kartosime antrą seriją. Taip. Gerai, atliekam antrą seriją. Lazda link lubų, jausmuo prispaustas ir kulnimis leidžiamės į apačią. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leidžiame žemyn, atsikvepiam. Atliksime su lazda kitą pratimą. Vėlgi lazda bus link lubų, jausmuo prispaustas, kojos tokiame aukštyje, kad jausmuo nesiriestų ir atliksime rankos nuleidimą prie šono. Pakaitomis 10 kartų ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nusileidžiam, atsikvepiam ir kartosim antrą seriją. Link lubų lazda. Kojos tokiame aukštyje, kad jausmuo nesiriestų. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leidžiamės. Ir keičiam padėtį, ant šono apsiverčiam. Ir dabar, taip, mūsų pratimas toks. Ant alkūnės, kojos, taip, kad būtų kūnas vienoje linijoje, šitaip keliamės. Ir ranka viena čia, kita koja ištiesta ir mes suvesime alkūnę su keliu. Bet ne čia suvedimas, o aukštai čia. Taip, sėdmenis įtempiam, pilvą įtempiam ir atliekam 10 suvedimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Leidžiame žemyn, keisime puses. Ant alkūnės koją ten pastumėm, taip kad mes būtumėme viena linija, kūnas būtų viena linija. Ir suvesim alkūnę su keliu. Pradedam. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Vėl keičiame puses. Tai kartojame antrą seriją. Alkūnė, koja atgal. Keliamės į viršų. Įtempiam sėdmenis ir pilvą. Ir atliekame 10 pakartojimų. Suvedam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leidžiamės, keičiam puses. Ir pradedam 1, 2, 3, laikom pilvą ir sėdmenis įtemptus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir leidžiamės. Sekantis pratimas 4. Pilvo raumenis įtempsim ir kelsim keliukus į viršų vos nuo grindų. Ir va taip atrodo, ne? Pakeliam, palaikom, stumėmės plaštakomis į viršų ir nusileidžiam. Stumėmės plaštakomis į viršų, laikome ir nusileidžiame. Ir pradedam. Keliai tiesiai po klubais. Ne kažkur čia, ne priekyje, bet tiesiai po klubais. Ir pradedam. 1, nusileidžiam. 2, įtempti pilvo raumenis, nusileidžiam. 3, 4, laikom, nusileidžiam. 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puikiai. Atsikvėpiam, kartosim antrą seriją. Vėl 4, keliai po klubais. Ir pradedam. Į viršų laikom, nusileidžiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puikiai. Gerai, super. Šiandien treniruotė baigta. Jūsų pilvas tikrai jums už šią treniruotę padėkos. Ir susitiksime kitą treniruotę.